Ačiū, ponas pirmininkė. Ko gero, niekas negalėtų ginčytis, kad vaiko ir tėvų ryšys pirmaisiais gyvenimo mėnesiais yra ypatingai svarbus, todėl naujoji ES direktyva užtikrins motinų teisę ir galimybę ilgiau rūpintis vaikais, nebijant netekti pajamų ir darbo vietos. Skirtingose valstybėse turime skirtingą padėtį, tarkim mano valstybėje Lietuvoje gimdymo atostogos plus vaiko priežiūros atostogos išsitęsia iki 2 metų, tačiau kitos valstybės turi minimalų skaičių gimdymo atostogų. Todėl manau, kad ta minimalią ribą, kurią mes nustatėme vakar, yra labai svarbus pasiekimas. Sveikintina įtraukti ir tėvystės atostogas bei atostogas susijusias su įvaikinimu. Nors šeimos politika, kaip sakoma, yra valstybių narių kompetencija, tačiau mes čia kalbame labiau apie darbuotojų apsaugą ir tam tikras paskatas, kad tėvai galėtų suderinti šeimyninį ir profesinį gyvenimą. Ačiū.